Sveiki. Sveikinu visus jumis su mokslo žinių diena. Su naujaisiais mokslo metais. Rugsėjo 1 diena. Mes pradedame informacinių technologijų kursą ir tikiuosi, kad mes per šitą kursą daug išmoksime per mokslo metus ir galėsime džiaugtis tais laimėjimais, tais pasiektais rezultatais. Ką jums reikėtų žinoti pagrinde, kad galėtumėt visur sudalyvauti, kad viskas būtų gerai vertinama, kad nebūtų to žodžio nežinojau, tai reikia tik tai dviejų dalykų. Tai yra elektroninį paštą mano ir elektroninė erdvė, tai yra mokytojo mano įsteigta erdvė, iš kurios mes visą informaciją gausime. Jeigu kažko tai pamiršome, jeigu kažko tai nežinojome, jeigu kažkas tai nesupratome, viską ten galima rasti, labai viską smulkiai padaryti. Todėl dabar prašysiu, kad jūs galėtumėt užsirašyti. Užsirašyti pagrindinį dalyką, tai yra 2 adresiukai. Tai pirma, elektroninė erdvė būtų, kur yra mokytojo puslapis. Tai www.mokytojas vienetas, skaičiukas vienetas, puslapiai.lt. Dar kartelį kartoju. www.mokytojas vienetas, puslapiai.lt. Ir kitą adresiuką reikia, tai elektroninį paštą, per kurį mes bendrausim, jūs galėsite rašyti, siūsti man darbus, būtinai visus darbus mes turėsime siūsti elektroniniu paštu. Tai tas elektroninis paštas vadinsis taip: mokinių darbai, vienas žodis, mokinių darbai, @gmail.com. Aš paprašysiu operatoriaus, kad parodytų mums adresą. Gal jis pritrauks. Abu 2 adresus. Tai yra www.mokytojas vienetas.puslapiai.lt. Ir kitas mokinių darbai @gmail.com. Na, jau spėjot pamatyti, pasižiūrėti, bet to jūs internete rasti šitą filmuotą medžiagą, jūs galėsit pasižiūrėti, kaip ir visas kitas medžiagas. Jūs galėsite sužiūrėti. Na, dabar iš pat pradžių bandykim susipažinti. Tai, aš esu informacinių technologijų mokytojas metodininkas. Apie mane smulkiau jūs rasite mano elektroninėje erdvėje. Mano vardas Artūras, pavardė Šakalys. Aš visą laiką dirbu šitam kabinete, kol kas, kol iš manęs, kai sako, neatėmė to kabineto, tai mes visą laiką čia ir bendrausime. Šiais metais pabandžiau aš truputį remontuoti, čia sienas su truputėlį pašvarinu, pabaltinu, kad šviesesnis tas kabinetas atrodytų netoks niūrus. Kitais metais tikiuosi užbaigti jį sutvarkyti šitą kabinetą ir bus jaukus, gražus kabinetas. Na, ką mes galėtume, kaip mes tas pamokas organizuosim. Per mokslo metus bus 32 pamokos. 11-okams dvigubai daugiau, 64, o kadangi jūs vieną kartą į savaitę mokotės visi likusieji, tai bus jums 32. Visus darbus, kuriuos jūs, kaip minėjau, darysite, tai rasite www.mokytojas vienas.lt kiekvieną pamoką, kokią, sakykime, mes mokomės, o tas pamokos galite tamo dieninę pasitikslinti, kokią pamoką mes mokomės. Jūs rasite teoriją, jinai dažniausiai bus filmukų, bet gali būti ir rašytinė literatūra jums paduota, kaip kokia informacija
kokia svarbi yra informacija, jeigu jums reikia kažko tai išmokti, kaip dirbti su tam tikrą programą, tai dažniausiai bus filmukas padaromas. Jeigu reikės sužinoti kažką tai suvokti, kažkokias savokas žinoti, tai bus jums teorija, bus tokia rašytinė medžiaga, kurią jūs privalėsite paskaityti pamokos metu ar namuose įsigilinti. Na, toliau jūs turėsite atlikti praktinį darbą. Dažniausiai praktinis darbas bus kiekvienam skiriamas. Išskyrus penktokams bus bendras visiems. Kadangi jūs mokotės tik tai dar kol kas išmokti, kaip elgtis pamokoje, kaip visa kita, jums tokių sunkumų neduosiu. Jo vyresnėse klasėse visi mokiniai privalo mokytis kiekvienas praktinį darbą atlikti savarankiškai ir atsiskaityti už tą asmeniškai nuveiktą darbą, ne nukopijuoti, ne kažkokiu būdu gauti tą darbą, o tikrai jį padaryti. Ir labai vertinsiu nuoširdžius mokinius, kurie dirbs pamokos metu tą darbą. Ne iš namų atneš, nei išėję iš mokyklos, sakykime, po savaitės, po 2 savaičių man tą darbą atneš. Aš labai vertinsiu tą darbą, kuris yra pamokos metu padaromas. Na, pabandykim pasiaiškinti tą puslapį, kas ten tam puslapį gali būti svarbaus ir kaip mokytojas jumis vertins, kaip visos tos pamokos vyks. Tai aš atsivėriau čia penktokus, visiems tinka šitos principus, kuriuos aš dabar aiškinsiu, tai visom klasėm tas tinka. Taigi, atsivėrus penktokus, matome, yra kairėje pusėje daug išvardyta nuorodų. Ir tas nuorodas jūs galite peržiūrėti ir pasiskaityti. Svarbiausios nuorodos yra vertinimas, ypatingai mokytojo, ten konspektukas yra vertinimo, kokios pamokos struktūra, kaip ta pamokoje dirbama, kaip vertinama, už ką vertinama, kokie variantai gali būti vertinama, na ir ten drausmė. Na, yra čia internetiniam puslapį, kaip mes elgsimės, tai va ta drausmė akcentuojama. Drausmė tvarka labai svarbu. Ir aš dabar prie šito dalyko sustosiu, kad ir vyresnių klasių mokiniai, ir jaunesnių klasių mokiniai dar kartelį pakartotų ir sužinotų, kas labai svarbu informacinėse technologijose. Kad nebūtų piktumų, nesipiktume. Įsivedame tokias taisyklės, visi kartu pritarėm tom taisyklėm ir nebandom keisti ir nebandom gadinti nei vienas kitų nuotaikas, nei nervų sistemos. Taigi, informacinių technologijų kabinete draudžiama ištraukti, įkišti laidus iš kompiuterio ar monitoriaus, liesti vaizduoklį ekraną, įjungti kompiuterį be mokytojo leidimo. Negalima šito dalyko. Dėti bet kokius daiktus ant klaviatūros, pelės, vaizduoklio kompiuterio irgi. Gal kartais nepagalvoja, bet padeda, čia nueina, čia prideda kokį sausainių prikiša, bonką pasideda, jeigu jinai parvirs, ar dar kažkas užlieja, kompiuteris nedirba. Viskas. Kompiuteris yra mokykla, kompiuterinė klasė, informacinių technologijų klasė, yra pati brangiausia klasė visoje mokykloje. Kur stovi, yra dar chemijos kabinetas, kurį turi integruotas lentas, ten laboratorinius visokius viską, bet jeigu jie turi kompiuterius, iš karto išauga tos klasės finansinė vertė. Nes viena darbo vieta maždaug kainuoja 3000. Tai paskaičiuokite, kiek darbo vietų ir sužinosite, kiek tas kabinetas kainuoja. Todėl labai reikia atsakingai žiūrėti. Ir tėveliai, kurie šitą filmuką žiūri, irgi priminkit vaikams, kartu paskaitykite ir kartu pasidalykime tą informaciją, ar tikrai vaikas tą žino, ar vaikas tikrai ruošiasi žinoti ir vaikas ruošiasi vykdyti. Nes paskui būna problemos kai kurios. Ir tos problemos būna su tėveliais, kad finansiškai reikia vaiko kažkokius neapsižiūrėjimus padengti. Taigi, grįžtų kabinete, kas draudžiama, tai dirbti su šlapiais drabužiais, šlapiamis purvinomis rankomis. Tai čia viskas elektra. Negalima dirbti. Ir be to, klaviatūroje yra jūs, jeigu čia užliesit, ką nors gali trumpas sujungimas bus ir taip toliau. Taigi, bandyti pačiam taisyti programinius ar kompiuterinius gedimus. Nebūtinai gedimus, pavyzdžiui, siūsti ten programą, Skype'us mėgsta atsisiųsti, dar kažką, tai negalima šitų dalykų daryti, nieko. Negalima. Mokytojas viską padarys. Mokytojas yra viską paruošęs, kad jūs galėtumėte normaliai dirbti. Dar prie šito dalyko šnekant, tai jeigu šitose kompiuteriuose yra instaliuota tokia programa, kad po persikrovimo, restarto vadinamo,
Reiškia, ką jūs palikote C diske, viskas įsivalo. Įskyrus tokį variantą, kad jūs galit pasidėti į savo medžiagą į D diską. O dar geriausia, kad jūs turėtumėte savo nuosavus atmintukus ir kiekvieną pamoką arba įsisiųstumėte elektroniniu paštu savo padarytą darbą namo į savo elektroninį paštą, arba su atmintuku pasimtumėte medžiagą. Čia įskyrus penktokus. Penktokai tai po truputį jie išmoks yra į atmintukus įsikelti, yra į elektroninį erdvę savo įsikelti, elektroninius paštus. Čia penktokams yra kitokios teisės. Visiems kitiems mokiniams privalu savo darbą saugoti. Aš neatsakau, jeigu jūs paliekate kompiuteryje medžiagą. Nes draugai vagia, jiems norisi lengviau prasisukti ir aš neatsakau, kad jūs kitą savaitę nerasit savo darbo, o jūsų sekantis kolega kažkoks iš kažkokios klasės pamatęs, kad pagal jo kompiuterio numeritas darbas, jisai pakeis pavardę ir padarys kaip savo ir pristatys darbą kaip savo. Aš už šitos dalykus atsakau, todėl neuždirbinėkit kitiems pažymių. Stenkitės dirbti savo ir sutvarkykit savo. Elgesio taisyklės informacinių technologijų kabinete pamokos metu. Tai geras mokinys į pamoką ateina laiku, nekeldamas triukšmą, atsisėda savo darbo vietoje ir ramiai laukia mokytojų nurodymų. Per pamoką mokinys elgiasi mandagiai, padoriai, jis ramiai, gražiai ir tiesiai sėdi savo darbo vietoje, nei žodžiu, nei ženklais, nei rašteliais, netrukdo savo draugų ir mokytojų darbą. Pamokų metu nekantrauja, nejuda šiandien, vengia viso to, kas trukdytų pamoką, erzintų mokytoją, nesistebi ir visai nesidomi lengvapėdžiais draugais, nebrasda, neišdykauja, žodžiu, vengia viso to, kas įžemintų. Per pamoką nežaidžia kompiuterinių žaidimų, nesilanko nelėsinuose internetinėse svetainėse, nesiunčia, nedėgia iš ar į kompiuterį jokios informacijos ar programinės įrangos. Mokytojui per pamoką klausiant mokinys, nesistengdamas, kurio būdu prigauti mokytoją, atsako ir parodo atsakymą arba parodo atsakymą, jeigu neužtenka, kad pasakytų, parodo atsakymą kompiuterį. Jei per pamoką, kurio aiškinamo dalyko mokinys dar nesupranta, gali ir turi paprašyti, kad mokytojas jam paaiškintų antrą kartą. Bet čia prie šito dalyko, tai aš dar galiu truputėlį pastebėjimą pasakyti, kad visos pamokos bus paruoštos dažniausiai, jeigu kažkas svarbaus, tai filmukais. Filmukus galite, kad ir 100 kartų žiūrėti. Čia ir yra tas paklausimas mokytojo, kaip padaryti, jūs žiūrite filmuką ir tas atsakymus jums duodamas. Jeigu yra svarbu, jeigu stringa kažkoks kompiuteris, jeigu kažką, tada tuo metu keliam ranką ir paprašom, kad mokytojas ateitų. Bet netriukšmavom, jeigu matote, kad mokytojas prie kito mokinio jau kažkokią informaciją jam teikia, tai ne ten, kai sako, nesitraskykite, plaukų nesiraukite, o palaukite sąžiningai truputėlį, gerbkite ir kitą draugą ir mokytoją gerbkite, kol su tuo draugu baigta bus kalbėti, tada prie jūsų bus prieita. Gerai? Taip, kai sako, nesijaudinkite. Taip, geras mokinys niekada per pamoką neužsiima pašaliniais darbais. Negalima nei Skype'ais, nei ten Facebook'ais, nei kitais dalykais. Negalima. Ypatingai geras mokinys dirba savarankiškai, ką aš jau minėjau, savarankiškai viską atlieka, sąžiningai, nesidarė su savo draugais. Jeigu tu visą laiką klausinėjai savo draugo, tai tu praktiškai nieko nesimokai, trukdai tą draugą ir pasidarai pats spragas. Stenkitės patys galvoti, ką, kaip padaryti. Pamokai pasibaigus mokinys kuo skubiau išeina iš klasės ir leidžia mokytojui parengti klasę kitiems mokiniams. Labai svarbu, kad jūs kiti ateina taip jau lėtai, kai sakykime, iš pertraukos į pamoką, tipą įsiprašo, kad jis nori portfelį pasidėti. Pasideda tą portfelį, paskui 5-6 minutės rausėsi tam portfelį, kol prasideda pamoka. Nežaiskime, nedarykime, kad mokytojas ant jumis bartųsi, kad jūs sakytų. Paprasčiausiai atėjo, jeigu leido mokytojas pasidėti portfelį, nes kitą kartą galiu ir neleisti. Tai reiškia pasidėti portfelį ir išeini koridorių. Leidė mokytojui sutvarkyti prieš tai buvusios klasės kažkokią gal netvarką, ar kažkoks kompiuterijos strigimas, ar dar kažkas, išvedinti klasę, paruošti normaliam darbui. Dar labai prašymas, atėjote prie kompiuterio, pasižiūrėkite, ar nėra sugadinta kažkas. Jeigu sugadinta, iš karto nieko nelaukdami pasakykite mokytojui, yra sugadinta, čia kažkas, tai reikia visą kitą aš užfiksuosiu, pas mane yra užrašai.
ir aš užsirašysiu, toks, buvo prieš tai padarė tą ir tą. Ir jūs busit labai pagirti, kad jūs atkreipėte dėmesį. Na, o jeigu po jūsų darbo kažkas ras kažką, tai tada jūs turėsit ir atsakyti. Tai va šitas principas, žinokit, kad šitie principai yra. Na, pertraukos metu informacinių technologijų klasė griežtai draudžiama įeiti ir joje būti. Tai nesibraukite ir čia nevaidinkite kažką, tai kad jūs čia labai. Taigi, tas elgesys labai svarbu. Būtinai paskaitykite dar vertinimą mokytojų, kurie yra. Na, metodai, priemonės ir kaip susirgu, ką reikia daryti, irgi čia rasite. Tai reikia tiesiog sekti ir žiūrėti, jeigu įmanoma, jeigu jūsų lyga leidžia žiūrėti, pavyzdžiui, ar koja ten kažkokia nikstelio, ar dar kažkas, tai, kad jūs esate visiškai sveika, tai negalite eiti į mokyklą. Tai jūs galite namuose įsijungę kompiuterį, internetą, sužinoti, kokius darbus reikia padaryti ir jūs jau darote, jokių problemų. Dabar dėl to vertinimo. Dar labai noriu pasakyti dėl mokytojo klaidinimo, būtinai įsiskaitykite mokytojo klaidinimas. Ką aš suprantu, kas yra klaidinimas. Ir supraskite, koks bus atsakymas, kai jūs bandysit kažką tai ten improvizuoti, kažką tai, o taip anaip, o mokytas ne taip padarė. Ten čia jau šičia pateikta visą informaciją, kaip aš kuriuo atveju elgiuosi. Jūs pasiskaitykite ir sužinosite viskas. Čia praktiškai va šitas visus skirtis labai prašyčiau, kad pakartotumėt, ką aš dabar jums aiškinu, dar kartelį paskaitytumėt, įsiaiškintumėt, o jeigu kartu žiūrite šitą filmą parengtą mano, kartu žiūrite tėveliai, tai kartu pabendraukite su savo sūnumi ar dukra ir pažiūrėkite, ar jis tikrai ruošiasi tai laikytis, ar tikrai jisai suprato tą, ką čia yra pasakojama ir ypatingai, kas yra parašyta ir duota informacija. Jūs galite tiesiog paklausinėti. Na, kaip sužinoti, kokios pamokos yra? Tai yra savaitės pamokos paspaudžiame ant nuorodos ir ten kiekvienas jau sudėta, jau į priekį sudėta pavadinimai, kas bus dėstoma ir dažniausiai tai bus teorija kažkokia, tik tikslai uždaviniai gali dar būti. Pirmoji pamokoje tai nedėjau, nes mūsų pagrindinis tikslas susipažinti, susižinoti, visą tvarką įvesti. O paskui jau bus pamokos tikslai, ką mes turime, koks vertinimas, taip toliau. Tai bus teorija kažkokia, tai ar filmo pagalba, ar tai kažkokios knygutės, ar tai kažkas, tai teorija, paskui pratimai iš tos teorijos, kad užtvirtinta teorija bus pratimai. Na ir testas. Aš stengsiuosi visą laiką testukus įdėti, kad jūs patikrinti teorinės žinias, kad jūs neužmirštumėt, kad jūs galite dirbti su kompiuteriu, tai vienas dalykas. Bet jūs turite žinoti ir principus darbo, nes, kaip pavyzdžiui, dabar žinot, Office'as labai paplitęs 2003 ir dabar mūsų mokykloje ir jau diegiama yra 2010. Jie skiriasi, bet patys principai, patys tie įrankiai, jie išliko ir truputį pasipildė. Bet jie skiriasi vizualiai, labai skiriasi. Todėl jeigu tu žinai, kad yra paste, tai įterpti, cut, copy, šitie dalykai, tu jų ieškosi. Jeigu tu žinai, kad Word'e galima parašyti raidę, tu rašysi. Tai yra žinios. Yra ir kitos sąvokos, spartieji klavišai, visa kita, jūs jas turi žinoti. Tada visą laiką aš klausinėsiu. Ir kaip dabar jūs atsiskaitinėsit? Kiekvieną pamoką, jūs turėsite padaryti darbą tos pamokos, praktinį darbą ir įspręsti testuką. Padarėt pratimus visus, juos išsaugojote ir įdėjote į aplankalą. Toliau įsprendėte testą, nufotografavote, tai yra print screenas klaviatūroje PRTSC, SIS, RQ, o čia kur saulutė tokia yra pas kai kurios. Reiškia, paspaudėte ir nufotografavo ir įterpėte į Word'ą, Ctrl+C arba Paste, ne? Ir įterpėte. Ir jau kada matau, kad jūs padarėte viską ir gavote tam tikrą pažymį arba nuo 100 balų, jeigu reikalavimas, pavyzdžiui, padaryti, testai tiek daryti, kol padarytumėte, kad 100% būtų, kad būtų gerai. Tai dažniausiai bus toks liepimas jums. Tai jūs darote, įsisavinate, tiek darote, kol jūs išmokstate tą teorinę medžiagą. Kada jau visą šitą dalyką padarysite, išsaugojate, nufotografavę į Word'ą, kad tikrai padarėte, vėl įdedate tą aplankalą suraruojate, suarchyvuojate ir tą aplankalą siunčiate man elektroniniu paštu, būtinai nurodę savo vardą, pavardę, klasę. Į subject, į temą vietą, jūs turite parašyti vardas, pavardė, klasė.
Aš šiaip matysiu, iš ko aš tą gaunu laišką, bet aš kultūringai norėčiau, kad jūs išmoktumėt siųsti elektroninius laiškus. Tai į subject vietą, į temą, jūs turite užrašyti vardą, pavardė, klasė. Vardas, pavardė, klasė. Tada viskas būna aišku, aš matau, kas yra ir kaip. Tai tokie prašymai. Na, aš džiaugiuosi, kad mes šiais metais tikiuosi gražiai bendrausime, vienas kitą suprasime, nedarysime kažkokį vieni kitų įtampos, suprasime, kad čia yra mokykla, mes čia mokomės, mes čia turime sužinoti, mokytas jumis moko, jisai gali būti, sakykime, nuolaidus, jeigu jis bus nuolaidus, bet kas iš to jūs nieko neišmoksite, jeigu jis jums bus toks nuolaidus, kad jums visą laiką rašys pažymius gerus, o jūs nieko neišmoksite, puikus mokytis, bet kai jūs susidursit gyvenime, jūs tą mokytą keiksit. Todėl aš nepykite, bet iš jūsų reikalausiu, kad jūs atsiskaitytumėt, kad jūs padarytumėt tos darbus ir juos man laiku atsiųstumėt. Dėl ko tas siuntimas labai reikalingas. Aš labai akcentuoju, kad jūs visą laiką kiekvieną pamoką ar pamokos metu, ar iš namų man atsiųstumėt, kad būtų elektroninė. Kad būtų galima ginčo atveju, kada bus vertinama, tai bus kaupiamasis pažymys, kaupiamieji pažymiai kiekvieną pamoką bus rašomi. Formuojamasis pažymys bus rašomas, kaip jūs elgėtės, kaip jūs įsisavinat, kaip jūs dirbat pamokos metu, o diagnostinis pažymys bus rašomas temos pradžioje, temos pabaigoje. Jūs pasiskaitysite, reiškia, kur vertinimas yra apie tos visus dalykus. Na ir gale mėnesio aš sudėsiu, sakykime, 4 pažymiai buvo per mėnesį, ne? Sudėsiu tos visus kaupiamusius pažymius, padalinu iš 4 ir gaunu tą pažymį, kuris bus jau rašomas į elektroninį dienyną, į tam. Supratot mane? Pažymys bus rašomas ne vieno pažymio kažkur tai kaupiama 1 dešimtuką gavau, galiu nelankyti. Viskas. Ne. Lankai, kiekvieną pamoką gauni pažymį, gal net kelis pažymius gausi ir jie tarpusavy dar susidės. Va. Ir tada, sudėjus mėnesių visus darbus, visą, ką jūs čia padarėte, kaip jūs sužinojot, kaip jūs visą mėnesį elgėtės, bus išvestas vidurkis pažymio ir tas vienas pažymys bus įrašytas į tą. Nu, supratot, ne? Tai jeigu kas nors neaišku, tai dar mane klausite. Dabar šioj pamokai reikalinga, kad jūs padarytumėt pratimą, tai kryžiažodį patys parengtumėt iš šitos medžiagos, ką dabar šnekame, iš įvadų. Arba testą padarytumėte. Testą turit padaryti, kol gausi 100%. Kur bus labai gerai. Kitokio man negali rodyti. Tiek sprendžiat, kol bus padaryta. Na, galite pažiūrėti filmukus, čia yra dėti filmukai apie drausmę, kaip mokykloje mokiniai elgėsi, kaip visą kitą. Nu, tai ačiū, tikiuosi, kad mes labai gražiai šiais metais bendrausime, kad bus labai. Aš jums linkiu susiklausimo ir tausojimo, sveikatos ir sakykime, ir kitų nervų, kad kiti draugai nepergyventų ir kad jūs pats paskui nepergyventumėte, kada jūs kažką tai ne taip padarysite ir kad mokytojas galėtų normaliai dirbti. Neužmirškite, kad mokytojas turi daug mokinių, ne jūs vienas esat mokinys klasėje. Mokytojas jau labai stengiasi, kad kiekvienam asmeniškai padaryti darbą. Šita elektroninė erdvė, šitas elektroninis tinklalapis yra padarytas tai, kad mokinys galėtų asmeniškai dirbti, kad kiekvienas galėtų pagal savo tempą dirbti. Todėl mokytojas tikrai iš savo pusės, aš kaip mokytojas padarau viską. Čia yra mano triūsas, mano darbas. Per daugelį metų, čia ne vienų metų darbas buvo. Todėl labai prašysiu, kad ir jūs gerbkite ir mane, ir kartu ir save. Jeigu jūs tvarkingai elgėtės, aš labai mėgstu tokius mokinius, kurie mandagus. Ir dar išvertinimo gyvenime tai būna taip. Mokdinu, kaip nors aš pasistengsiu visą kitą. Nebus taip. Žinokit, nebus. Aš ne už batukus, ne už gražesnį drabužį, ne už nieką nerašysiu pažymį. Aš rašysiu už jūsų žinias. Už jūsų žinias. Ir sirgimo atveju, jeigu sergate ilgai, jūs man turite įrodyti, kad jūs sirgote rimtai, tai yra daktaro man pažymėjimas už tampą su viskuo. Parodot, man parodot. Nereikia mane atiduoti, nieko, bet man ateina mokytoja, va čia aš tikrai rimtai sirgau, visą kitą parodot, kai aš pamatysiu, kad rimtai sirgai, tada aš ir kitaip mes spręsim šitą dalyką susitarimu. Gerai? Tai
gerų jums mokslo metų ir kad būtų tarp mūsų susiklausimas ir draugystė. Aš noriu visiems iš principo parašyti labai gerus įvertinimus, o kadangi rašau tik tai už žinias ir jūsų tikrus atliktus darbus, todėl noriu, kad jūs dirbtumėte. Taigi sėkmės jums šiais mokslo metais. Iki.